broliai ir seserys. Sveikina visus susirinkusius į bažnyčių švietimo sistemos dvasinę valandėlę skirtą jauniems suaugusiesiems. Ši transliacija vyksta iš Idaho centro esančio Brighamo Youngo universiteto miestelė Reksburge, Idaho valstijoje. Ši dvasinė valandėlė verčiama į daugybę kalbų jauniems suaugusiesiems visame pasaulyje. Esu Džėjus Michaelas Fosteris, Reksburgo, Idahe 3 jaunų suaugusių kuolo 14 apylinkės vyresniųjų kvorumo prezidentas. Sveikiname seserę Lindą Burton, visuotinę paramos bendrijos prezidentę ir dėkojame broliui Burtonui, šį vakarą atvykusiam drauge. Vėlesnėje programos dalyje sesuo Burton bus pristatyta kaip šio vakaro kalbėtoja. Malonu, kad su mumis ant pakilos yra vietiniai seminarijų ir religijos institutų administratoriai, drauge su žmonomis, taip pat daugelį jaunų suaugusiųjų kuolų Reksburge prezidentai su žmonomis. Primename, kad 2014 m. gegužės 4 d. sekmadienį dvasinėje valandėlėje kalbės vyresnysis Russellas Ballardas iš 12 apaštalų kvorumo. Šį vakarą pradėsime kartu su choru giedodami giesmę Brangus gelbėtojau mūsų išpirkėjų, tai yra 103 giesmė angliškose giesmynuose. Esame dėkingi ir už pagalbą Racheliai Dilts, kuri diriguos, ir Edvardui Postonui, mūsų komponuotojui. Po giesmės Korina Čidester sukalbės pradžios maldą. Maloningiausiasis dangiškasis tėve, labai dėkojame tau už galimybę šį vakarą susirinkti, išklausyti vieno tavo tarnų žodžių ir sužinoti, kaip galime priartėti prie tavęs. Esame labai dėkingi, dangiškasis tėve, už sugrąžintąją Evangeliją. Dėkojame tau už savo liudijimus ir meldžiame, kad galėtume juos puoselėti ir stiprinti prieš susidurtami su savo išbandymais ir gundymais. Esame labai dėkingi, dangiškasis tėve, už dvasios bendrystę ir prašome, jog tavo dvasia šį vakarą būtų čia, kad paveiktų mūsų širdis ir būtų su sese Burton.
kad jo žinia galėtų pasiekti kiekvieną iš mūsų, idant galėtume gauti apreiškimų ir atsakymus, kurių ieškodami čia atėjome. Prašome, Tėve, gydymo ir paguodos tiems, kurie to ieško, idant tie, kurie kovoja su bet kokia pagunda ar priklausomybė, per tavo apmokėjimą galėtų būti išgydyti. Esame labai dėkingi, dangiškasis Tėve, už mūsų pranašą prezidentą Monsoną ir prašome palaiminti jį ir visus jo bendradarbius. Dabar, Tėve, šį susirinkimą paskirime tau ir sakome tai mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šį vakarą dalyvauja jungtinis merginų choras iš Brigamo Jango universiteto Aidahe. Choras sugiedos žavus tas darbas viešpatė. Šį vakarą jiems diriguoja Ida Ashbury ir akomponuoja Molly Patrick. Po muzikinio kūrinio bus malonu pasiklausyti sesers Burton. O sesers Burton kalbos choras sugiedos Te kalba siela su tavim. Jiems diriguos Atina Coates ir akomponuos sesuo Patrick. Pabaigos maldą sukalbės Aronas Meriemas. Dabar man tenka privilegija pristatyti šio vakaro kalbėtoją. Kai 2012 m. balandžio visuotinė konferencijos sesuo Linda Burton buvo pašaukta tarnauti paramos bendrijos visuotinė prezidentė, ji jau tarnavo šios organizacijos visuotinėje taryboje. Bažnyčios paskirimuose ji 3 metus praleido draugę su vyru tarnaudama Korėjos Seulo vakarų misijai, kuriai pirmininkavo jos vyras. 2010 metais jis sugrįžo iš Korėjos. Ji yra tarnavusi pradinukų organizacijos visuotinėje taryboje ir įvairiose merginų organizacijos pradinukų sekmadinės mokyklos ir seminarijos mokytojos pašaukimuose. Jutos universitete Solaiksitėje įgijo pradinių klasių mokytojos išsilavinimą. Ji ištekėjo už Krego P. Burtoną. Jie turi 6 vaikus ir 19 vaikaičių. Choras dabar pagiedos žavus tas darbas viešpatė. Sweet is the work, my God.
Tai buvo labai gražu ir angeliška. Ačiū Jums labai. Man didelė garbė būti kartu su Jumis šioje dvasinėje valandėlėje. Meldžiau Viešpatį palaiminti Jūs, kad išgirstumėte tai, kas padės Jums geriau atpažinti dvasios balsą. Gali būti, kad klausydamiesi ką tik nuskambėjusios muzikos, jau pajutote tai, kas buvo skirta tik Jums. Maždaug prieš 41 metus nenoriai ėjau į šventyklos aikštėje vykusią dvasinę valandėlę jauniems suaugusiesiems. Mano tikėjimą bandė didžiulė tos dvasinės valandėlės popietę kilusi pūga, bet kadangi buvau paprašyta pagelbėti, nuėjau, kad atlikčiau savo pareigą. Bėgant metams suvokiau, kad tai, apie ką kalbėjo prezidentas Airingas, yra tiesa. Žmogus Viešpačiui negali duoti net kriaukšlelio duonos, už tai negaudamas viso duonos kepaliuko. Mano nuostabusis vyras yra tas duonos kepalėlis, kurį gavau už savo dalyvavimo kriaukšlelį. Būtent toje dvasinėje valandėlėje sutikau savo vyrą. Jis giedojo chore, o susirinkimo pabaigoje drąsiai priėjo prie manęs ir mudu susipažinome. Esu tokia dėkinga, kad tą vakarą jaučiau pareigą dalyvauti dvasinėje valandėlėje ir kad gailestingas mūsų dangiškasis tėvas priėmė neryžtingas mano pastangas būti ten, kur privalėjau būti. Esu dėkinga, kad šį vakarą drauge su mumis yra keli mūsų vaikai ir vyriausia anūkė. Makeila griežia altų. Būdama 3 metukų, ji pradėjo mokytis griežti violončelę ir dabar, būdama 16, yra talentinga muzikantė. Taip galiu sakyti, dėl to, kad esu jos močiutė, o močiutės nemeluoja. Jos laipsniškas tobulėjimas yra tikras įkvėpimas. Ji mokosi naudoti instrumentą ne tik savo, bet ir kitų gyvenimams laiminti. Ji valdė instrumento derinimo įmantrybės, žino kasdienio ulaus repetavimo svarbą, patyrė, koks džiaugsmas koncertuoti ir savo instrumento garsą suderinti su kitais. Kai prieš 4 metus draugė su vyru tarnavome misijoje, išmokau skaityti korėjiečių simbolius ir tarti jų abėcėlės garsus. Išmokau elementarių sveikinimosi frazių, posakių, kelis evangelijos terminus ir išgirdusi galėjau atskirti korėjiečių kalbą nuo kitų. Korėjiečių kalbą mintinai išmokau kelias mano mėgstamiausias giesmes ir pradinukų daineles. Tačiau mano sugebėjimas kalbėti arba suprasti tą gražią kalbą buvo labai ribotas. Kodėl pasakoju jums šiuos regis nesusijusius pavyzdžius? Ogi todėl, kad norėčiau aptarti dvasios kalbos mokymasi. Kaip ji kalba mums ir kaip mes galime ugdyti savo sugebėjimą girdėti jos balsą. Lygiai kaip mokymasis groti instrumentu arba kalbos mokymasis yra procesas, taip ir dvasios kalbos mokymasis reikalauja laiko. Gyvybiškai svarbu, kad kiekvienas išmoktume tą kalbą nepriklausomai nuo to, ar esame seni bažnyčios nariai ar ką tik pasikrikštyje. Gelbėtojas Mormonų knygoje mokė, kad lamanitai buvo pakrikštyti su ugnimi ir šventąja dvasia ir jie to nežinojo. Labai trokštu, kad visi sugebėtume geriau girdėti ir suprasti šventosios dvasios raginimus, bei panaudoti tikėjimą jiems paklūstant. Tam visų pirma reikia išmokti atpažinti jo balsą. Minutėlę panagrinėkime mūsų situaciją. Kadangi mūsų čia susirinkusi auditorija tokia didelė ir mus taip pat stebi jauni suaugusieji visame pasaulyje, norėčiau pakviesti jūs kai ką padaryti. Ar galėtumėte per daug nesileisdami į smulkmenas Twitteryje su kitais pasidalinti savo patirtimi šiais klausimais? Radę sekundėlę, Twitteryje išsiųskite savo atsakymą su prierašu CESDEVO. Štai klausimas, į kurį galite atsakyti. Kaip žinoti, kad išgirdome dvasios balsą? Mąstydami apie šį klausimą, galime užsiduoti papildomų klausimų. Ar esu patyręs meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, romumo, švelnumo, tikėjimo, vilties ir paguotos jausmus? Ar į protą atėjo mintys, arba širdyje pajutau tai, ką žinau esant iš Viešpaties, o ne iš manęs? Ar esu girdėjęs save sakant tiesą, nors negalvojau, ką kalbėsiu? Ar esu patyręs, kai buvo išaukštinti mano įgūdžiai ir sugebėjimai? Ar kada nors jaučiausi vedamas ir saugomas nuo apgaulės? Ar kada nors išvelgiau nuodėmę savo gyvenime ir troškau ją ištaisyti? Ar kada nors jutau dvasią šlovinančią Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų ir liudijančią apie juos? Jei į bet kurį klausimą atsakėte taip, tai reiškia, kad savo gyvenime esate jautę Viešpaties dvasią. Tačiau svarbiausias klausimas yra, ar galite taip jaustis dabar?
Pranašo Mormono patarimas sekti Kristaus šviesa gali padėti sužinoti, kaip gauti šventąją dvasią. Mormonas sakė, nes štai Kristaus dvasia duodama kiekvienam žmogui, kad jis galėtų pažinti, kas gera ir kas pikta. Todėl rodau jums būdą nuspręsti. Viskas, kas kviečia daryti gerą ir tikėti Kristų, siunčiama Kristaus galia ir dovana. Todėl galite tobulai pažinti, kad tai iš Dievo. Bet jeigu kas įtikinėjo žmonės daryti piktą ir netikėti Kristų ir neigti jį ir netarnauti Dievui, tada galite tobulai pažinti, kad tai iš velnio. Nes taip dirba velnias. Nes jis nė vieno neįtikinėja daryti gerą. Ne vieno, nei jo angelai, nei tie, kurie jam pasiduoda. Prezidentas Gordonas B. Hinckley mokė. Tai tikriausias testas. Ar tai tikina daryti gerą, pakilti, išsitiesti, elgtis teisingai, būti maloniam, dosniam? Jeigu taip, tai iš Dievo dvasios. Kodėl atskirti dvasios kuždesius atrodo taip sunku? Galbūt dėl to, kad dvasia kalba tiek mūsų protams, tiek širdims. Mokydamiesi dvasios kalbą kartais savo mintis ir emocijas supainiojame su dvasios raginimais. Dar viena priežastis yra tai, kad gebėjimas atpažinti dvasią yra dvasios dovana. Yra tokių, kuriems lengva mokytis kalbų ir tokių, kuriems sunku. Tas pats taikytina ir gebėjimui suprasti dvasios kuždesius. Dažniausiai, norint išmokti groti instrumentu arba kalbėti užsienio kalba, reikia didelių pastangų, neapsieinama be repeticijų ir klaidų. Tas pats taikytina ir mokantis dvasios kalbos. Būtų pravartu žinoti, kad asmeninis apreiškimas yra procesas, eilutė po eilutės, priesakas po priesako, kurį net pranašai, regėtojai ir apreiškėjai turi išmokti suprasti. Štai vyresniojo Jeffrey R. Hollando pavyzdys. Kartais vienintelis būdas patekti iš taško A į tašką C yra kirsti tašką B. Dėl to, kad užaugau Jutos pietuose ir galėjau mėgautis pietinės Jutos ir šiaurinės Arizonos stebuklais ir grožiu, norėjau, kad mano sūnus taip pat tai patirtų. Norėjau jam aprodyti vietas, kurias mačiau ir kuriomis mėgavausi būdamas jo amžiaus. Jo mama mums įdėjo maisto pietums ir įsėdę į senelio pikapą mes patraukėme į Arizonos šiaurėje esančią teritoriją. Pastebėję, kad saulė jau leidžiasi, nusprendėme pasukti namo. Grįždami privažiavome kryžkelę, kuri pasirodė visai nepažįstama. Sūnaus paprašiau pasimelsti ir paklausti, kuriuo keliu patraukti. Jis stipriai pajuto, kad turime sukti į dešinę. Taip ir padariau. Pasukome į dešinę, o ten kelias baigėsi. Pavažiavus kokius 400 ar 500 metrų kelias išnyko ir buvo aišku, kad pasukome ne tuo keliu. Apsisukome, sugrįžome į kryžkelę ir pasukome į kitą kelią. Buvo aišku, kad kairysis kelias buvo teisingas. Pakeliui į namus Matas tarė, tėti, kodėl pasimeldę jautėme, kad sukti į dešinę buvo teisingas sprendimas, tačiau atsitiko visai priešingai. Atsakiau, manau, kad Viešpats norėjo, kad mes kuo greičiau patrauktume teisingų kelių. Jis norėjo, kad tai darytume tikrai žinodami, kad važiuojame teisinga kryptimi ir mums nereikia dėl to jaudintis. Dėl to jis taip ir atsakė. Mūsų atveju lengviausia buvo leisti mums pavažiuoti 400 ar 500 metrų blogų kelių ir taip greitai nedvejojant suvokti, kad tai buvo klaidingas kelias.
Ir taip su tokiu pačiu įsitikinimu žinoti, kad kitas kelias teisingas. Turiu visiškai tikrą, tobulą pažinimą, kad Dievas mus myli. Jis yra geras. Jis yra mūsų tėvas ir nori, kad melstumės, pasitikėtume ir tikėtume, o nepasiduotume, supanikuotume, neatsitrauktume ir nepabėgtume, kai atsitinka kažkas nepageidautino. Mes nebėgame, mes ir toliau stengiamės, tikime, pasitikime, sekame tuo pačiu keliu ir taip sugrįšime į jo glėbį ir išgirsime jį sakantį: sakiau, kad viskas bus gerai, sakiau, kad nieko blogo nenutiks. Ar tai nenuostabu? Ruošdamasi šio vakaro kalbai patyriau kažką panašaus į vyresniojo Holando patyrimą. Buvau pasirinkusi vieną kryptį, tyrinėjau vieną temą ir užsirašiau kilusias mintis. Tačiau tai padariusi jaučiausi neramiai. Pajutau, kad vietoj pasirinktos temos turėčiau kalbėti kitą. Tik tada prisiminiau prieš 2 metus patirtą išgyvenimą. Kai buvau pašaukta tarnauti visuotinę paramos bendrijos prezidente, praleidau nemažai bemiegių naktų. Vienos tokios nakties metu mano protą užliejo mintys ir įstrigo mano širdyje. Užsirašiau tas mintis ir atidėjau į šalį, o prisiminiau jas tik prieš porą savaičių, kai pradėjau neprimauti dėl pasirinktos temos. Dangiškasis tėvas leido man kurį laiką eiti kitą kryptimę. Tačiau per švelnius jausmus širdyje ir atsiminimą, sužadinta per šventosios dvasios dovaną, padėjo sugrįžti prie šios temos. Kaip galėtume geriau įsiklausyti į dvasios balsą? Galime pradėti pripažindami, kad mūsų dangiškasis tėvas nori bendrauti su mumis. Tai žinome, nes visi pastarųjų dienų pranašai mokė doktrinos apie asmeninį apreiškimą. Pagalvokite apie daugelį kitų viešpaties suteiktų palaimų, padedančių mums bendrauti su juo ir gauti jo žodžius. Raštus, patriarchalinį palaiminimą, maldą, apeigas, įkvėptus vadovus ir tėvus bei šventosios dvasios dovaną. Kaip pradėti artintis prie Dievo ir girdėti jo balsą kalbantį mums? Ogi pradedame nuo pagrindinių dalykų. Tai darome mažomis ir paprastomis priemonėmis, rodydami, kad mūsų gyvenime jis svarbiausias ir kad norime gauti jo apreiškimą. Lankydamasi vakarinėje Afrikoje išgirdau tokią man patinkančią frazę, kuri dera šiam asmeninio apreiškimo procesui. Pažanga pasiekiama lėtai po žingsnelį. Kokie tie žingsneliai? Numeris 1. Nuoširdžiai ir nuolankiai melskitės. Daugelį metų stebint, kaip mano vaikai ir vaikaičiai naudoja tikėjimą nuolankioje ir nuoširdžioje maldoje, prašydami viešpaties pagalbos jų kasdieniniuose sunkumuose, buvo paliesta ir mano motiniška širdis. Tai iliustruoja viena brangi šeimos istorija. Mūsų sūnus yra vyriausias vaikas mūsų šeimoje. Jis turi 5 seseris ir ne vieno brolio. Prieš mūsų 3 dukters gimimą vyras pažadėjo sūnui padovanoti šunį, jei susilauksime dar vienos mergaitės. Mūsų mergaitė gimus, mano gerasis vyras ištesėjo duotą pažadą. Šuo tapo geriausiu mūsų sūnaus draugu. Jis mylėjo tą šunį. Tačiau vieną dieną šuo pasimetė. Mes jo visur ieškojome, tačiau pastangos buvo bergždžios. Paskambinome į gyvūnų sanitarinę tarnybą. Joje dirbęs tarnautojas mums nesuteikė daug vilties, kadangi gyvenome netoli magistralės. Jis manė, kad praėjo jau daug laiko ir šuo galėjo išeiti į magistralę, kur galimai buvo partrenktas. Papasakojo sūnui apie sužinotas naujienas, kiek įmanydami guodėme. Tačiau jis buvo sugniuždytas. Pamenu, kai paraginau jį melstis dangiškajam tėvui ir paprašyti paguodos, mūsų mielas berniukas pažvelgė man į akis ir tarė: Mama, jau daug kartų meldžiau ir meldžiausi. Praėjo kelios dienos, tada vieną ankstų rytą kažkas pasibeldė į mūsų duris. Jas atidarė vienas iš mūsų vaikų ir tada atbėgo pakviesti manęs. Sunerimau, kai mūsų kieme pastebėjau mašiną, ant kurios šono buvo užrašyta gyvūnų sanitarinė tarnyba. Prie durų stovintis vyras pažvelgė į mane ir tarė:
Ponia Burton, manau, kad mašinoje turime tai, kas priklauso jūsų sūnui. Mano širdis nukrito į kulnus. Pamenu, jog nerimavau, kad jis atvežė mums jau negyvą ar baisiai suluošintą šunį. Mano didžiuliam džiaugsmui jo mašinoje sėdėjo mūsų šuo, gyvybingas, sveikas ir pasiruošęs sprukti iš mašinos tiesiai į mūsų berniuko glėbį. Paklausiau gyvūnų sanitarinės tarnybos darbuotojo, kur šis rado mūsų šunį. Jis atsakė, šį rytą išvažiuojant iš namų įvyko kažkas neįprasto. Priešais mano namus stovėjo šuo, kuris atitiko jūsų telefonu duotus apibūdinimus. Šuo sureagavo, kai pašaukiau jį vardu, taigi pamaniau, kad parvešiu jį namo ir tai prieš mokyklą nuraminsiu jūsų sūnų. Žinau, kad Viešpats atsako į nuoširdžias, švelnes, vaikiškas maldas. Dangiškasis tėvas nori, jog vaikai nuo mažens žinotų, kad jis jais rūpinasi, kad ir toliau augdami pasitikėtų juo. Kadangi vaikai dažniausiai yra pilni nuolankumo, jie būna verti dangiškojo tėvo pažado duoto doktrinoje ir sandorose. Būk nuolankus ir Viešpats tavo Dievas ves tave už rankos ir atsakys tau į tavo maldas. Kai skaitysiu prezidento Spencerio V. Kimbolo klausimus pateiktus panašiai grupiai, įvertinkite savo maldų nuolankumą ir nuoširdumą. Taigi, cituoju, ar norite būti vedami, ar meldžiate Viešpaties įkvėpimo, ar norite daryti tai, kas teisinga, arba tai, kas jums patinka, nepriklausomai nuo to, ar tai teisinga, ar norite daryti tai, kas atneš teigiamų rezultatų per tam tikrą laiko tarpą, ar tai, ko trokštate šią akimirką, ar meldžiatės, kiek trunka jūsų maldos, kaip meldžiatės, ar meldžiatės pagal gelbėtojo pavyzdį, o gal prašote tai, ko norite, nepaisydami, ar tai dera daryti ar ne. Prezidentas Kimbolas tęsė. Ar maldose sakosite, tebūnie tavo valia? Ar sakote, dangiškasis tėve, jei įkvėpsi mane daryti tai, kas teisinga, aš taip ir padarysiu? O gal sakote taip? Dangiškasis tėve, aš myliu tave, tikiu tavimi, žinau, kad esi visažinis, esu sąžiningas, nuoširdžiai trokštu daryti gerą. Žinau, kad matai viską nuo pradžios iki pabaigos, tu matai ateitį. Tu žinai, ar šioje situacijoje jausiu ramybę ar sumaištį, džiaugsmą ar širdgėlą. Ar man pasiseks ar ne. Prašau, pasakyk man, mylimasis dangiškasis tėve, ir pažadu padaryti tai, ką tu liepsi. Ar kada taip meldėtės? Ar nemanote, kad tai būtų išmintinga? Ar turite tiek drąsos, kad taip melstumėtės? Citatos pabaiga. Galime nuoširdžiai melstis, jei išmoksime suformuluoti nuoširdžius klausimus ir juos pateikti Viešpačiui. Apmąstykite Josepho Smito klausimus. Ką daryti? Kuri iš visų šių grupių teisinga, o gal visos jos neteisingos? Jei kuri nors iš jų teisinga, tai kuri? Ir kaip man ją atpažinti? Atsakymų jis išmintingai ieškojo raštuose, dieviškos tiesos šaltinyje, kas privertė jį giliai mąstyti, dėl ko jis nusprendė prašyti Dievą. Jis tikėjo, kad į jo maldą bus atsakyta. Nuoširdžiai melstis reiškia, kad esame pasirengę veikti su gautuoju atsakymu. Pasakodamas apie savo karštą maldą, šventojo giraitė Josephas Smitas sakė, mano tikslas, dėl kurio ketinau teirautis Viešpaties, buvo sužinoti, kuri iš visų sektų teisingai, idant žinočiau, prie kurios jungtis. Akivaizdu, kad Josephas buvo pasirengęs veikti sulig tuo, ką Viešpats jam apreikš. Tačiau dar prieš paklausdamas jis gavo daug daugiau, nei tikėjosi. Jam buvo suteikta nepakartojama privilegija matyti dangiškąjį tėvą ir jo mylimąjį sūnų Jėzų Kristų. Šis šlovingas atsakymas į paprastą ir nuoširdų berniuko pranašo Josepho Smito troškimą gauti pažinimą teikia man daug džiaugsmo. Numeris 2. Greitai pakluskite dvasiniam įkvėpimui. Rimtas mūsų mylimo pranašo prezidento Tomo Asmonsono nutikimas ir iliustruoja, kaip gyvybiškai svarbu bemat reaguoti į dvasios poveikius. Bręsdame savo pašaukime, vyskupas Monsonas išmoko daug pamokų. Viena iš jų apie svarbą sekti dvasia ir pasitikėti Viešpačiu. Vieną vakarą
Per Kuolo kunigijos vadovų susirinkimą jis gavo stiprų įkvėpimą tuoj pat išeiti iš susirinkimų ir vykti į veteranų ligoninę esančią Salt Lake City šiaurės rytuose. Ta vakarą prieš išeidamas iš namų jis sulaukė skambučio, kuriuo jam buvo pranešta, kad apsirgo ir buvo ligoninę paguldytas pagyvenęs jo apylinkės narys. Kitame laido gale esantis žmogus paklausė, ar vyskupas negalėtų rasti laiko nuvykti į ligoninę ir suteikti palaiminimą. Užsiėmęs jaunasis vyskupas paaiškino, kad dabar vyksta į susirinkimą, tačiau po jo tikrai nuvyks į ligoninę. Dvasios raginimas buvo be galo stiprus. Bemat išeik iš susirinkimo ir vyk į ligoninę. Vyskupas Monsonas pažvelgė į sakyklą, prie jos kalbėjo Kuolo prezidentas, jis neįsivaizdavo, kaip įpusėjus prezidento kalbai galės atsistoti ir išeiti per visą eilę sėdinčių vyrų. Sukandęs dantis jis išlaukė paskutinių Kuolo prezidento žinios akordų ir dar prieš baigėme maldą pašokęs nubėgo prie durų. Bėgdamas per ilgą koridorių 4 ligoninės aukšte, jaunasis vyskupas pamatė sujudimą prie paskirtos palatos. Slaugė sustabdė jį ir paklausė, ar jūs vyskupas Monsonas? Taip, atsakė jis. Atsiprašau, pasakė jį. Pacientas prieš pat mirtį šaukėsi jūsų. Tvardydamas ašaras, vyskupas Monsonas patraukė laukan. Ta akimirką jis prisiekė, kad niekuomet nedels paklusti viešpaties įkvėpimui. Jis pasižadėjo iškart paklusti visiems dvasios įkvėpimams. Niekas, kas nesupranta, kaip dažnai prezidento Thomas Monsono gyvenime kartojasi tokie dvasiniai raginimai, kas nesupranta visiško jo atsidavimo šiems raginimams, negali suprasti ir prezidento Tomo S. Monsono. Numeris 3. Kasdien tyrinėkite raštus. Vyresnysis Robertas D. Halesas mokė, kai norime kalbėti su Dievu, meldžiamės. Kai norime, kad mums kalbėtų Jis, studijuojame raštus, nes jo žodžius išsako jo pranašai. Kai buvau 20, reikėjo priimti sunkų sprendimą, tačiau atrodė, kad negaunu atsakymų į savo maldą. Vieną vėlų vakarą mano tėvas grįžo namo po bažnyčios susirinkimų ir pamatė, kad mano miegamajame dega šviesa. Prisėdęs ant lovos krašto, suvokdamas, kad patiriu kažką sunkaus, paklausė, ar negalėsis man padėti. Išliejau jam savo širdį. Jis pasiūlė pagalbos ieškoti raštuos ir apmastyti konkrečias jų ištraukas bei pasimelsti. Padariau, kaip jis liepė, tame įkvėptame patarime ir pasinėriau į raštus. Po kurio laiko ir nuoširdžių pastangų gavau palaimingą nenuginčijamą atsakymą į savo maldą. Papasakojusi viešpačiui, ką esu sugalvojusi ir ką nusprendžiau, nuoširdžiai paprašiau patvirtinti tą sprendimą ir giliai širdyje pajutau tylų, ramų patikinimą. Raštuose sužinome, kad teisėjai Helamono sūnūs Lehis ir Nefis kasdien gaudavo daug apreiškimų. Kasdien sotindamiesi Kristaus žodžiais esančiais raštuose ir apmastydami tai, ką perskaitėme, taip pat galime kasdien gauti apreiškimus per šventosios dvasios dovaną. Tai labiau tikėtina, jei kruopščiai užsirašome ateinančias mintis ir jausmus. Numeris 4. Gyvenkite pagal pasninko įstatymą. Kad galėtume geriau girdėti dvasios balsą, būtų gerai, kad kiekvieną pasninko sekmadienį visi parą pasninkautume ir dosniai aukotume pasninko atnašas, kad padėtume vargšams. Prezidentas Haroldas Bailey patarė, cituoju, viešpats sakė Izaijui, kad tie, kurie pasninkauja ir išdalina savo duoną alkanam, galės šauktis ir viešpats atsilieps. Prašys pagalbos ir viešpats tars, aš čia. Tai vienas būdas, kaip galime prakalbinti viešpatį. Išmėginkite tai šiais metais, tobulai gyvenkite pagal pasninko įstatymą. Citatos pabaiga. Almos knygoje sužinome, kad Mozijos sūnus daug meldėsi ir pasninkavo, todėl turėjo pranašavimo dvasią ir apreiškimo dvasią. Ir kai mokė, jie mokė su galia ir įgaliojimu iš Dievo. Jie atsidavė pasninkui, tai turėtų padėti mums įvertinti, kaip mes patys pasninkaujame. Numeris 5. Būkite verti ir garbinkite šventykloje.
Pasak prezidento Džordžo Alberto Smito, cituoju, kiekvienas iš mūsų įgyjame teisę į viešpaties įkvėpimą tiek, kiek gyvename Dievo baimingą gyvenimą. Prašau atkreipti dėmesį, kad jis nesakė, jog norėdami gauti įkvėpimą turime tobulai gyventi, tačiau mums reikia iš visų jėgų stengtis gyventi vertai. Prisiminkite neigiamą karaliaus Lemchio žmonių pavyzdį ir pasimokykite iš jo. Viešpats buvo lėtas išgirsti jų šauksmą dėl jų nedorybių. Atrodo, kad vertumas tai yra maža kaina, padėsianti atverti dangaus langus. Dėl to, kad laikome savo sandorų ir vertai priimame sakramentą, mums pažadėta, kad dvasia visuomet bus su mumis. Tačiau tai pasiekiama tik po to, kai pasižadame ir laikome sandoros visuomet atminti gelbėtoją. Taip pat stengdamiesi gyventi taip, kad būtume verti žengti į šventyklą ir kaip įmanoma dažniau joje lankydamiesi, tampame verti užaugti viešpatyje ir įgyti šventosios dvasios pilnatvę. Numeris 6. Nejuokauk su tuo, kas šventa. Suvokite, kad viešpaties apreiškimas yra šventas pasitikėjimas. Vyresnysis Richardas G. Scottas mokė, kad cituoju, atidžiai užrašytas įkvėpimas rodo Dievui, kad jo žodžiai mums šventi. Tokie užrašai turėtų būti apsaugomi, kad nebūtų prieinami kitiems. Citatos pabaiga. Antrasis liudijimas apie šį mokymą randamas prezidento Haroldo Bailey žodžiuose. Kartais pabusdavau vidurnaktį ir negalėdavau užmilkti tol, kol neišlipdavau iš lovos ir neužsirašydavau tai, apie ką mąstydavau. Reikia daug drąsos paklusti nurodymams duotiems atsakant į maldą. Citatos pabaiga. Numeris 7. Būkite pasiruošę žengti tikėjimo žingsnį. Kai su vyru dar buvome susižadėję, daug kalbėdavomės apie bendrą ateitį. Ką darysime dėl mokslų, kada turėtume susilaukti vaikų, kokią karjerą užtikrintų, kad mūsų šeimos reikmės būtų patenkintos ir leistų tarnauti bažnyčioje. Kadangi tikėjome gyvojo pranašo patarimu, teigiančių, kad siekiant išsilavinimo ir dirbant galima susilaukti vaikų, žengėme tikėjimo žingsnį. Tai nebuvo lengva. Mano vyrui reikėjo dirbti nepilnu etatu 3 darbuose ir tuo pačiu metu studijuoti universitete ir taip leisti man pradėti naują motinos ir auklėtojos karjerą. Toks pasirinkimas net ir tais laikais prieštaravo visai pasaulio logikai. Žvelgdami atgal matome, kaip tie tikėjimo žingsniai atnešė amžinatilsį palaimas. Palaimas, kurių būtume neturėję, jei būtume nepaklusę dvasios balsų išgirstam per viešpaties išrinktą pranašą. Kad geriau pailiustruočiau, ką noriu tuo pasakyti, papasakosiu apie vyresniojo Roberto D. Haleso potyrį. Jis buvo paskirtas būti jaunesniuoju prezidento Ezros Tafto Bensono porininkų kuolo konferencijoje, kurioje turėjo būti pašauktas naujas kuolo prezidentas. Štai ką jis papasakojo. Pasimeldęs, pasišnekėjęs su kandidatais, studijavęs ir vėl pasimeldęs, vyresnysis Bensonas paklausė, ar aš žinau, kas turėtų būti naujasis prezidentas. Atsakiau, kad tokio įkvėpimo dar negavau. Jis ilgai mane žiūrėjo ir pasakė, kad ir pats neturi atsakymo. Mes gavome įkvėpimą paprašyti 3 vertų kunigystę turinčių asmenų kalbėti konferencijos vakarinėje šeštadienio sesijoje. Vos tik, kai pradėjo kalbėti 3 asmuo, dvasia mane įkvėpė, kad jis turėtų būti naujasis kuolo prezidentas. Pažvelgiau prezidentą Bensoną ir pamačiau, kaip jo veide, jos skruostais rieda ašaros. Abu gavome apreiškimą, tačiau tai nutiko tik dėl to, kad nenustojame ieškoję dangiškojo tėvo valios ir su tikėjimu žengėme pirmyn. Numeris 8. Leiskite viešpačiui nuspręsti, ką ir kada tai apreikšti. Čia dera rašytojos Corrie ten Boom pastebėjimas, cituoju. Kiekvienas Dievo suteiktas išgyvenimas, kiekvienas į mūsų gyvenimus atsiųstas žmogus tobulai ruošia mus ateičiai, kurią mato tik jis. Citatos pabaiga. Galbūt patyrėte kažką panašaus į tai, ką patyrė mūsų 6 vaikai, ieškodamiesi savo verto amžinojo bendražygio. Kadangi žvelgdami atgal tobulai suprantame, koks buvo tinkamiausias sprendimas, dabar jie mato, kad kiekvienam reikėjo tam tikros patirties, kad sugebėtų atpažinti viešpaties ranką, vedančią jos pas jų išrinktuosius. Tam tikra patirtis pareikalavo metus kantriai laukti ir žengti pirmyn su tikėjimu. Kartais jiems atrodydavo, kad dangus nebegirdi jų maldų.
Kai Viešpats siunčia mums išbandymus, patikėkite, kad tai gali būti išgyvenimai, kuriuos jis nori, kad mes patirtume prieš tai, kai mūsų maldos bus išklausytos. Vyresnysis Dalinas H. Auksas mokė. Cituoju, turime suvokti, kad Viešpats mums kalbės per savo dvasią, savo laiku ir savo būdu. Daugelis žmonių nesupranta šio principo. Jie mano, kad kai yra pasiruošę ar kai jiems yra patogu, jie gali šauktis Viešpaties ir jis iš karto atsilieps. Netgi tiksliai taip, kaip jie nurodė. Apreiškimai taip neateina. Dvasinių dalykų negalime gauti jėga. Citatos pabaiga. Maždaug prieš 15 metų apako mano mama. Ilgus mėnesius ji negalėjo susitaikyti su šiuo sunkiu išbandymu. Paguodą ji rado pradėjusi karštai melstis supratimo. Tai išreikšta jos eilėse, kurias labai pamėgome. Prezidentas Monsonas neseniai jas citavo. Aš nežinau, kaip veikia ši tiesa, tačiau žinau, atsako Dievas į maldas. Jo žodis tvirtas moko mus, kad nuolat girdi mus dangus. Atsakymas ateis tuoj pat, o gal ir ne, todėl ramiai meldžiu ir laukiu čia. Neaišku, ar palaima trokštama bus tokia pat kaip galvoje, bet aš meldžiuosi vien tik jam, jo valio išminties apstu net man. Žinau, palaimins jis mane kelyje, atsiųs atsakymą palaimingą širdį. Kaip ir daugeliu iš mūsų atveju, mano motina vis dar stengiasi pasitikėti jo valia ir laiku. Tai darydami turėtume prisiminti vyresniojo Richardo G. Scotto mokymą. Cituoju, ką darote, jei rūpestingai pasiruošėte, karštai meldėtės, ilgą laiką laukite atsakymų ir vis dėlto jo nejaučiate? Kai tai atsitinka, jūs galite padėkoti, nes tai dangiškojo tėvo pasitikėjimo įrodymas. Kai gyvenate vertai ir jūsų pasirinkimas atitinka gelbėtojo mokymus ir jums reikia veikti, darykite tai pasitikėdami. Jei būsite jautrūs dvasios kuždesiams, deramų metu tikrai nutiks vienas iš dviejų dalykų. Ištiks arba minčių sąstingis, rodantis, kad pasirinkimas neteisingas, arba pajusite ramybę arba širdies degimą patvirtinantį, kad pasirinkote teisingai. Kai gyvenate dorai ir veikiate pasitikėdami, Dievas neleis jums įsibėgėti, neduodamas perspėjančio jausmo, jeigu pasirinkote neteisingai. Citatos pabaiga. Šis įspėjantis dvasios balsas dažnai girdimas per Viešpaties išrinktus tarnus, kas atveda mus prie mūsų kito patarimo. Numeris 9. Pakluskite pranašiškiems įspėjimams. Atidžiai apmąstykite kelis mūsų dienų įspėjimus. Pirma, keli prezidento Boydo K. Pakerio įspėjimai. Cituoju. Dabar įspėjimas. Tam tikra muzika naikina dvasią. Jos tempas, garsas ir atlikėjų gyvenimo būdas atbaido dvasią. Ji daug pavojingesnė nei gali atrodyti. Ji gali užslopinti jūsų dvasinius jausmus. Dar vienas įspėjimas. Joje gali būti netikri apreiškimai, raginimai iš velnio, pagundos. Jeigu jausite raginimą daryti kažką, kas vers jūs jaustis nepatogiai, kažką, ką savo protu suvoksite esant neteisinga ir priešinga teisumo principams, nepakluskite tam. Ir dar vienas. Dvasia pasitrauks, jeigu žmogus taps kritiškas ir savyje kaups neigiamus jausmus. Mūsų brangus pranašas prezidentas Tomasas Monsonas perspėjo sakydamas, saugokitės bet ko, kas iš jūsų pavogtų amžinybės palaimas. Citatos pabaiga. Kodėl turėtume suderinti savo širdį su dvasios balsu? Kaip dėl to būsime palaiminti? Neseniai grįžau iš Filipinų, kur mačiau taifūno Haiyan padarinius. Girdėjau apie mūsų mylimų brolių ir seserų gyvenančių Filipinuose išgyvenimus. Jie liudijo, kaip reikiamą akimirką juos vedė dvasia ir padėjo žinoti, ką daryti ir kur eiti. Jie pasakoja apie būtinybę eiti pirmyn su tikėjimu net tuo atveju, kai nesimato kelio. Girdėjau pasakojimus apie mūsų jaunuosius misionierius, seseris ir vyresniuosius, paklususius dvasios raginimams, kurie juos apsaugojo vidur baisaus kataklizmo.
Esu be galo dėkinga už neapsakomą šventosios dvasios dovaną, kuri perspėja, nukreipia, paguodžia ir vadovauja tiems, kurie trokšta vertai gyventi. Mūsų dangiškasis tėvas nusprendė apdovanoti savo sūnus ir dukterį šiomis dovanomis. Jis nusprendė suteikti mums šventosios dvasios dovaną, kai išeiname iš krikšto vandenų. Šventoji dvasia veikia išvien su dangiškuoju tėvu ir Jėzumi Kristumi. Ji liudija apie tėvą ir sūnų. Jie reiškia ir moko tiesos apie viską. Tik šventosios dvasios gale galime gauti neginčiamą liudijimą apie dangiškąjį tėvą ir Jėzų Kristų. Tai, ką jis kalba mūsų dvasiai, yra daug patikimiau už tai, ką galime gauti per savo įgimtus pojūčius. Broliai ir seserys, gerai žinote, kad didelėme ir erdviame pastate daug besityčiojančių, išjuokiančių ir su panieka rodančių pirštais. Jie visur. Pasaulio balsas yra garsus, negailestingas, įtikinantis ir nepaliaujamas. Jei neišmoksime suderinti širdis su dvasios balsu ir patobulinti savo gebėjimą ieškoti, gauti ir paklusti asmeniniam apreiškimui, mūsų pagrindas nebus toks tvirtas. Reikia, kad dvasios balsas mus nuvestų nuo viso, kas bjauru, paika, vulgaru, žiauru, savanaudiška ir nuodėminga. Mums reikia, kad šventoji dvasia vestų mus ne tik į visą, kas dora, mylėtina ir verta pritarimo ar girtina, bet ir padėtų to trokšti ir taip išvengti pasaulio nuosmukio. Vienas iš geriausių palaiminimų, kurių galime sulaukti mokydamiesi išgirsti dvasios balsą, yra gebėjimas išvysti save dangiškojo tėvo akimis ir lėtai po žingsnelį tapti geriausią savo versiją. Apmastykite šiuos gražius paskutiniųjų dienų apaštalo žodžius. Cituoju. Šventosios dvasios dovana stimuliuoja visus intelektinius gebėjimus, padaugina, padidina, praplečia ir išskaistina visas prigimtines aistras ir jausmus. Ir išminties dovanos dėka pritaiko juos teisėtam naudojimui. Ji įkvepia, ugdo, vysto ir brandina visus gerus jausmus. Džiaugsmus, pomėgius, broliškus ir prigimtinius jausmus. Ji įkvepia dorybę, maloningumą, gerumą, meilingumą, švelnumą ir tikrąją meilę. Žmoguje ji išvysto jo grožį, formą ir savybes. Ji rūpinasi sveikata, galia, gyvybingumu ir žmogaus savijautą. Ji ugdo ir stimuliuoja intelektualius žmogaus sugebėjimus. Ji sustiprina, stimuliuoja ir tonizuoja nervus. Trumpai tariant, ji buvo ir yra smegenys kaulams, džiaugsmas širdžiai, šviesa akims ir muzika ausims ir gyvybė visai esybei. Citatos pabaiga. Šventoji dvasia gali padėti mums fiziškai, dvasiškai, emociškai, psichologiškai ir intelektualiai. Ir to negali atkartoti joks kitas žmogaus sukurtas vaistas. Ar nesutinkate, kad norint tokių palaiminimų verta daryti tai, kas reikalinga, net jeigu tam prireiktų didelės aukos? Jie yra duonos kepalėlis, kurį gauname už duono kriaukšleliui prilygstančias pastangas. Kviečiu visus mus jau šį vakarą suderinti savo širdį su šventosios dvasios balsu. Tai nesutapimas, kad viešpats išugdė prezidentą Thomas Monsoną būti jo gyvuoju pranašu, vadovaujančiu mums šiomis pastarosiomis dienomis. Prezidentas Monsonas gerai išmoko išgirsti ir reaguoti į dvasios kuždesius. Stenkime sekti jo pavyzdžiu. Liudiju, kad jis yra viešpaties ruporos mūsų dienomis. Taip pat liudiju, kad mūsų dangiškasis tėvas nori, kad sugrįžtume jo akivaizdon ir paruošė kelią savo viengimį sūnų ir šventosios dvasios dovaną, kurie padės mums tai padaryti. Liudiju, kad verta dėti visas pastangas, kad gautume ir išlaikytume šią nepakartojamą dovaną. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mūsų dangiškasis Tėve, dėkojame Tau už šią dieną ir už šią didžią palaimą, kad gavome šį mokymą. Dėkojame Tau už tai. Dėkojame Tau už didžią palaimą turėti šiuolaikinį pranašą ir tuos, kuriuos Tu išrinkai vesti mus. Meldžiame, kad padėtum mums sekti jais ir Tavimi, klausyti dvasios nurodymų. Meldžiame, kad Tavo dvasia būtų su visais mumis ir saugotų mus, kol vyksime namo. Prašome, padėk mums būti saugiems. Prašome, vesk mus, mums stengiantis gyventi arčiau Tavęs. Šių palaiminimų prašome, Tėve, Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.